Dingai, miela draugė, nuraminki mane ilgesį, pajudam biškį, kad nesušaltų. Mes žiūrėjom į medžių viršūnės, abu laukėm tamsiosios nakties ir mirgėjo žvaigžduoti klajūnė, kuriam jau daugiau nebešvies. Ir žibėjo žvaigžduoti klajūnė, kuriam jau daugiau nebešvies. Mėlieji, prie mikrofono kviečiame buvusį Kauno merą, nuolatinį kovotoją, gerbiamą Vytautą Šustauską. Labą dieną visiems! Pabudote ir kelkitės. Klausydamas kalbų šiek tiek sukelia man ir juoką. Prisimenu, kada tie patys socialdemokratai norėjo įvesti kasos aparatus ir mes su Veselka šturmavom vyriausybės rūmus. Turbūt tuomet dalyvavote ir jūs. Šiandien vieni kiti verčia bėdą ant tos partijos, ant tos. Jos visos, kurios buvo valdžioje per 20 metų, vogė, tempė tik vieni į savo pusį, vieni privatizavo Alytų, kiti Mažeikių naftą, taip, tik tai susipykdavo, niekada nepasidalydavo. Bet gerbėmieji, štai ką noriu pasakyti. Būdamas meras, aš nevykdžiau vyriausybės nutarimų. Įsirinkit pirmiausiai normalią savivaldybę, kad būtų tikra savivalda. Ir savivaldos reikalas, kaip nustatyti prekybą miestuose, kaip prekiauti, kokiom valandom. Kai dabar priėmė Kaunas, kad 2 valandas te alum te galima, tai yra miesto tarybos narių reikalas. Taryba priima sprendimus. Neatšaukiau nutarimo Kubiliaus dėl švietimo, neatšaukiau nutarimo dėl gyventojų su gyvais žmonėms sudaryti sutartis. Ir neįvedė tiesioginį valdymą, nors ministrai atvažiuodavo, mane baugindavo su tiesioginiu valdymu. Negali vyriausybė įvesti tiesioginį valdymą mieste be Seimo. Pirmiausia, įsirinkite tikrą savivaldą, o savivalda nustatys jums, kad Kaune leisti prekiauti turgose be kasos aparatų. Ir nieko, turi vyriausybė paduoti savivaldybę į teismą, ir prasideda teismų maratonas. O čia, ką vieni vaginat, vieni tie, visi vogė, kas tik tai buvo valdžioje, tiek Seime, tiek viską. Ir šiandien įskirti, kuris daugiau pavogė. Sunku, pažiūrėkim, pas socdemus. Šečius nespėjo nuo mamo papo atitrūkti milijonierius. Žemelis, vaikas dar nespėjęs išpardavęs visus lėktuvus milijonierius. Nuo kada vaikai tampa milijonieriais, nežinau. Tik tai prie tos valdžios, kuris sėdi čia Seime ir jų te giminės tėvai arba pusbroliai. Šiandien miestuose susidariusi tokia padėtis, kad miestą valdo giminių klanai. Todėl ir jums sunku. Vieną kartą jūs pasijuskite garbingi Lietuvos žmonės, kad jūs už savo ateitį turit kovoti, o ne nuolaidžiauti valdžiai. Valdžia per 20 metų pajutusi, kad vieni meidė ties Landsbergiui, kiti Brazauskui amžinatilsį, treti Adamkui, šiandien tą ir turite, šalate čia. Todėl, kad leidote valdžiai iš jūsų, ką norėjo tą daryti, tyčiotis, tiesiog valdžia tyčiojasi iš jūsų. Nuima pensijas, dabar kasos aparatus įveda. Kasos aparatų reikalas, miesto tarybos reikalas yra, kaip organizuoti transportą, kaip organizuoti prekybą, kokiom valandom. Ir man, pavyzdžiui, vyriausybės nutarimai, kai buvau meras, aš jau ant jų dėdavau varpą, atsiprašant, ant to vyriausybės nutarimo. Ir kaip matot, nepasodino, gyvas, sveikas, nors, kai sakant, teko sėdėti iš vienas asfalto tiesą pasodino parų.
Nu, pasėdėjau, sveikai ir pasėdėti yra, jeigu turi savo tikslą, užsibrėžimą, reikia siekti. Tai jeigu jūs turite tikslą, kad neįvesti kasos aparatų, tikrai niekas jums neįves, jeigu būsite vieningi, vieną kartą ne taip, kad Petrai, oi čia turgininkai, tie, kur bankai apiplėšė, kiek aš dėjau jėgų, kad atsiimti, šiek tiek išjudinau, bet būdavo gerai, tie durniai dėjai be reikalą, ten norėjai pralopti. Vieną kartą susijunkim partijos, kodėl negali apsijungti partijos į vieną kumstį? Nežinau, visi nori būti vadais, aš jau nenoriu būti, lai atsiranda gudresni, kurie pakeltų tautą, kirkizai, pažiūrėkit, avis gana nemoka skaityti, kada jau gavo milijardieriai ir ubagai, prezidentas vos spėjo išbėgti iš Kirgizijos. Tai vieną kartą parodykit ir jūs, kad jūs lietuviai buvo viena galingiausių tauta, garbinga, tai sakant, nepapsidavėliška. O jeigu dabar leisime išparduoti žemės, tai jūsų laukia čigonų likimas. Būsite išsibarstę po visą pasaulį, be žemės, be savo valstybės. Jumis prakeiks anūkai, proanūkai, viską, kad tėvai mūsų buvo bailiai. Tad kovokime už ne save, už vaikų ateitį, už anūkų ir proanūkių. Sėkmės ir linkiu būti kovingais, o ne veršlenti ir nedėjoti. Viso sudė. Nuoširdus ačiū gerbiamam Vytautui už tokią patriotinę kalbą. Iš tiesų, mums patriotizmo labai trūksta. Mums trūksta vienybės. Todėl ir vienybę pasinaudodami mes turime siekti savo tikslų. Kalbėti kviečiu Panevėžio turgavietės smulkiųjų verslininkų atstovę, rengėsi Plungės turgavietė.